Sveiki gyvi po ilgos pertraukos, po vasaros atostogų. Aš vėl grįžtu į jūsų kompiuterio ekranus ir atnešu naują pamokų seriją. Tai būtų XHTML ir CSS pamokos. Tiems, kas nežino, kas tai per velnias, tai maždaug tas dalykas yra skirtas kurti tinklapiams. Aišku, tie, kurie galbūt niekad nėra kūrę, tai galvos, načiort man čia reikia, bet tai visgi geras dalykas, tuo labiau, kai viskas dedasi internetą dabar ir tame internete visi norime būti. Na, dauguma iš mūsų bent jau. Ir aišku, gali būti ir tų, kurie jau kažkada kūrė labai seniai, bet tarkim naudoja tą front page'ą ar kažkokią panašią programą ir norėtų dabar išmokti kurti grynai naudojant kodą be jokių papildomų programų. Žinoma, tą visą reikalą kažkur tai reikės rašyti. Iš tikrųjų mums nieko siųstis ir instaliuoti nereikia, nes Windows'ai turi savo tą notepadą. Na ir maždaug čia galima būtų rašyti tą kodą, žinoma, čia kažkokį tai. Bet tai, nežinau, man asmeniškai tas juodai baltas reikalas kažkaip tai, ne į temą visiškai, nesižiūri man čia. Dėl to aš rekomenduočiau Windows vartotojams alternatyvą, kur yra nemokama, jin vadinasi Notepad++. Kadangi aš jos kompiuterį neturiu, tai aš prie to pačio ir atsisiųsiu ir suinstaliuosiu. Būtent tą ir norėsiu padaryti per šią pirmą pamoką. Tiesiog einame į Google ir į paieškos laukelį įsivedame Notepad++. Einame į patį pirmą iš pasirinkimo tinklapį. Na ir tiesiog, kur yra, spaudžiam Downloads ir Download Current Version. Tai tipo maždaug, kuri dabar yra pati naujausia. Aišku, jūs, kai žiūrėsite šitą visą pamokėlę, kaip suinstaliuoti ir visą kitą, tai ko gero jau bus kita versija, bet esmė reiks just Current Version. Ir žinoma, mums atsiras šitas visas reikaliukas ir daug visokiausių variantų, kuriuos galime siųsti. Mums reikalingas yra installeris. Noriu priminti, kad tai yra visiškai nemokama, todėl galite drąsiai siųstis ir naudotis. Ir manau, Windows'am tai yra pati geriausia programa būtent XHTML programavimui. Na gerai, kai atsisiunčia, tiesiog paleidžiame. Pasirenkame kokią norim kalbą, aš pasiliksiu anglų. Čia aišku gali pasiskaityti apie tą versiją, kas čia per programa, bet aš per daug tinginys, čia aišku tas visas licenzijos reikalas, viską praleidžiu, į program files kalam. Custom tas gerai bus, defaultas, čia nieko žymėti nereikia. Aš iš tikrųjų galima ant desktopą sukurti ikoną, nereikės ten ieškoti kažkur. Ir spaudžiame install. Štai suinstaliavo, galim iškart pasileisti, gerai, pasileidžiam. Ir mūsų reikaliukas atrodys būtent štai taip. Čia rašysime savo kodus. Kol kas atrodo kaip ir Notepad, prieš tai nieko daug nesiskiria, tačiau kai pradėsime programuoti, jūs pamatysite, kad visgi didelis skirtumas yra tarp Notepado ir Notepado++. O tiesa, dabar daugelis pagalvos, o ką čia rašysim, kaip čia viskas atrodo ir panašiai. Galime tiesiog nueiti bet kokį ten, tarkim, kad ir YouTube'ą. Aš iš tikrųjų gal einam į kokį paprastesnį, nes YouTube'as, čia labai daug visokių reikalų, ilgai kraus kodą, taigi tiesiog, nežinau kokią naršyklę naudojate, ko gero, tikrai ne Internet Explorerį,
Tiesiog reikia susirasti, kur būtų galima pažiūrėti kodą tinklapio. Štai čia būtų, tarkim, kodas būtent šito tinklapio, Google'o, kaip sakant, ir visą iš tą nesąmonę mato, čia mirga marga, čia sunku suprast, kas čia darosi ir taip toliau. Bet pažiūrėję mano visas pamokas nuo pirmos iki paskutinės, aš jums pažadu, jūs viską suprasite, kas čia parašyta ir neturėsite jokių problemų sukurti kažką panašaus į Google. Galėsite nurungti Google ir tapti numeris 1 pasaulio paieškos sistema. Gerai, tai va tiek ir norėjau šią pamoką padaryti, tiesiog supažindinti su visų to skriptų, kaip jis atrodo, maždaug parodyti, suinstaliuoti programą, kurioje mes skriptinsim, programuosim. Ir ką, užsukite būtinai mano tinklapį, ten rasite visą informaciją, kokia bus reikalinga, galbūt linkai, galbūt parsisintimai šiokie tokie ir panašiai. Taip pat visos pamokos ten bus sudėtos, linkai į video pamokas, kad nereikėtų blaškytis ir panašiai. Gerai, startuojam su 2 sezonu.